Programėlė Valstybiniai miškai yra skirta rasti aktualią informaciją apie Lietuvos valstybinių miškų būklę, miškuose esančius rekreacinius ir lankytinus objektus, prekybą apvaliąją medieną, miško ir dekoratyvinius sodmenis. Iškart atidarius programėlę matome naujienų langą. Antrajame programėlės lange paslaugos pateikiama informacija apie parduodamą apvaliąją medieną, dekoratyvinius sodmenis ir miško sodmenis. Čia pateikiama išsami informacija apie parduodamą produkciją, jų kainos ir šauni programėlės savybė tai, kad visas pardavimo vietas galime matyti žemėlapyje. Taip pat pateikiamas kontaktinis telefonas. Naudotojų patogumui meniu lange pagal regioną galime pasirinkti urėdiją. Taip pat meniu lange galime įjungti ir išjungti programėlės garsą. Lange objektai pateikiamas miškuose esančių stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių, takų sąrašas. Ketvirtajame programėlės lange būklė pagal pasirinktą urėdiją pateikiama statistinė informacija, kiek miškų buvo atkurta, užveista, iškirsta. Paskutinėme programėlės lange žemėlapis galime rasti visas Lietuvos urėdijas ir programėlės rekomenduojamas lankytinas vietas. Kadangi programėlė susieta su Google Maps, galime gauti maršrutą iki pasirinktos vietos. Nemokama programėlė Valstybiniai miškai yra išsamus informacijos apie Lietuvos miškus, jų būklę, lankytinas vietas, Lietuvos urėdijas šaltinis. Šią ir kitas lietuviškas programėles bei jų aprašymus surasite adresu programėlės.omnitel.lt.